Broliai ir seserys, šiandien švenčiame didžią ir džiaugsmingą dieną – apreiškimą švenčiausiai mergelei Marijai. Tai diena, kada dangus palietė žemę, kai amžinas Dievo sumanymas išgelbėti žmogų pradėjo atsiskleisti pasauliui. Evangelija pasakoja, kaip arkangelas Gabrielius buvo pasiųstas į Nazareto miestą pas mergelę Mariją ir paskelbė jai: džiaukis malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Šiuose žodžiuose naujos žmonijos istorijos pradžia. Ne baimė, ne prievarta, bet džiaugsmas ir laisvė. Švenčiausioji mergelė ne iš karto atsako, ji klausia, svarsto, įsiklauso. Ir tame matome jos tikėjimo gilumą. Dievas nereikalauja aklo sutikimo, bet laukia laisvo žmogaus atsako. Ir tas atsakas nuskambėjo: štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Šie žodžiai viską pakeitė. Per nuolankų vienos mergelės sutikimą į pasaulį atėjo pats viešpats. Įsikūnijimo paslaptis prasidėjo ne nuo griaustinio ar galingo kažkokio veikimo, bet nuo tylaus ir tvirto taip Dievui. Ši šventė didžiulė pamoka kiekvienam iš mūsų. Mes dažnai ieškome ženklų, laukiame ypatingų aplinkybių, kad patikėtume ar pakeistume savo gyvenimą. Tačiau Dievas ateina tyliai į mūsų sąžinę, į Evangelijos žodį, į bažnyčios balsą, į artimą žmogų. Ir kiekvieną dieną viešpats kreipiasi į mus tuo pačiu kvietimu, su kuriuo kreipiasi į švenčiausią mergelę: pasitikėti juo, priimti jo valią, atverti savo širdį. Ir nuo mūsų atsako daug kas priklauso, ne tik mums, bet ir tiems, kurie yra šalia mūsų. Tegul švenčiausiosios Dievo motinos pavyzdys moko mus nuolankumo, pasitikėjimo ir drąsos tarti Dievui savo taip, net tada, kai ne viskas aišku, kai yra baimė ar abejonė. Melskime švenčiausiąją mergelę Mariją, kad ji sustiprintų mūsų tikėjimą ir padėtų mums būti atviriems Dievo malonės veikimui.